Taip, dar liko dar vienas nenaudotas šiandien ginklas, tai yra falšionas. Naudotas, bet dar vieną kitą. Yra norinčių pademonstruoti ietį. Oponento ieškom, gal bus savanoriai iš kitos stovyklos. Kas atgavot jėgas? Ietim galima buvo kautis dvejopai. Išsivaduos. Ietim buvo galima kautis dvejopai. Galima buvo vienoje rankoje laikyti skydą ir su viena ranka valdyti ietį, tačiau buvo galima su ietim atsisakyti ir skydo ir vėlgi darbuotis kaip su dvirankiu ginklu. Čia buvo tokios teisėtos variacijos. Čia prasideda to. Taip, ką tik matėt labai istorišką veiksmą, praradus ietį, viskas vyksta labai paprastai. Traukiamas kitas ginklas, nusimato nuožmi kova, abudu kariai yra sunkus, nemažos svorio kategorijos. Na štai. Kova trumpa, bet įnirtinga. Na taip, panašiai veikdavo misija akordija. Tiesiog trumpas durklas suvesdavo beviltiškai sužeistajam, kurį reikia gydyti. Gal ir norinčių jį prikelti, reikalinga žavi mergina, kuri sutiktų jį pabučiuoti. Užteks į šalmą. Gerai, turiu pasiūlymą, bučiuokit man į žandą ir aš jį prikelsiu. Rankos prisidėti. Kaip suprantu, trokštat jo mirties, liks jisai čia. O, štai, gelbėtoja. O mane! Sveika, nemirtinė. Prikelt karį gali tik tai tyra mergina, nekalta. Aš čia prie dvasios tyrumą nesiūliu. Viskas čia gerai. Kągi, net užkimau žiaupą.